Taigi sveiki visi, čia aš Ervinas ir šiandien mes žaisime privačiame PMS serveryje. Ir šiandieną aš prisijungiu į serverį ir matau, kad čia labai daug medžių ir netgi bambukų. Tai ir man dabar įdomu, nes iš tikrųjų visos morkos užaugo, kaip matėte čia prieš epizodą ar kelis stačiau fermą. Ir dabar medžiai kažkaip čia užaugo, pirmą kartą aš jos matau. O ne, palaukit, kas čia? Protinis rūkas sklaidosi. Atėjo permainų metas. Ką tai reiškia? Ar mane paprenkino? Ar mane paprenkino privačiame PMS serveryje? PMS? Gerai. Labai įdomu, kad čia tiek daug medžių dabar ir kad ir ką šitas ženklas reiškia. Vadinasi, kažkas galbūt blogo artėja. Tai manęs šiek tiek neramina iš tikrųjų, bet pradėsime šiandieną su morkų nurinkimu ir aš šiandienai turiu tokių planų šitam epizodui. Taip žmonės, turiu aš planų, tai pamatysite, būtinai pasilikite iki galo, nes jūs galite labai nustebti. Ir wow, jūs tik pažiūrėkite, kiek aš gaunu morkų. Wow, tai yra absoliučiai labai didelis skaičius, tai aš visas jas atgal atsodinsiu. Ir va, morkiukai atsodinti. Dabar galiu nurinkti burokėlius. Nežinau, kas čia sumąstė burokėlius auginti, bet, reikia palaikyti ir atsodinsiu ir juos. Tai gerai, burokėliai nurinkti ir dabar aš galiu pasidėti viską į savo skrynę, nes reikia taupyti mano inventoriaus vietą. Tai va, o kokie mano šiandien yra planai? Tai iš tikrųjų, žmonės, žinokite vieną faktą, kad mes čia labai gražiai gyvename ramiai kaime. Va, jūs netgi pažiūrėkite, koks didelis ir gražus namas. Mes atkūrėme šitą kaimą, kuris buvo prarastas amžiams. Bet tada atėjo kažkas ir sumąstė mūsų ramybę sunaikinti. Tai šiandieną aš pabandysiu atrasti tą žmogų, kuris bandė šią mūsų ramybę sunaikinti. Tai yra Jokufenas. Ir jis kažkur gyvena arba ten kažkur. Ir aš nesu įsitikinęs. Tai šiandienos pirmas tikslas yra bent jau atrasti, kur yra Jokufenas. O po to, jei aš atrasiu jį, tada tęsime mano sekančius planus. Šiaip visada mačiau, kad Jokufenas ateina iš ten tos pusės, bet pagal biomą, tai atrodytų, kad jis gyventų šitoje pusėje. Tai iš pirmų pabandysiu nueiti šią kryptimį. Iš tikrųjų, kol kas iš vaizdo atrodo, kad jis ten gyventų. Oho, kryperis, pasalūnas, mirk pasalūne. Va taip. Taip, čia labai panašu į kur gyveno Jokufenas, bent jau kaip atrodo. Tai pažiūrėsime, galbūt jis netgi čia slapstosi. Tai va, žmonės, šiandien aš jūsų paklausiu, parašykite į komentarus, kaip jūsų šiandien diena eina. Žinau, kad mokykla galbūt jumis spaudžia ir jau mokslo metai iš tikrųjų artėja prie pabaigos, bet kaip jūs jaučiatės? Bet būtent šiuo momentu. Tai ačiū už jūsų komentarus, aš būtinai perskaitysiu ir parašysiu, galbūt užjausiu arba gal parašysiu meilės komentarą, tai būtinai parašykite. Kol kas Jokufeno bazės nematyti. Dar reikia užlipti į viršūnę kalno, galbūt pamatysime. Kol kas tikrai nematau. Jis labiau gyvena, kur buvo smėlis, o čia labiau yra vien terakotas. O, žiūrėkite, radau bloką, kuris turbūt čia neturėtų būti. O, jūs tik pažiūrėkit, aš iš tikrųjų radau Jokufeno bazę. Puiku, tai mano pirmas jau dalykas išsipildė, labai gerai. Vau, kokia čia tik tai siena iš tikrųjų. Va, gerai, jis turi portalą. Labai puiku. Man to ir reikės. O, ir kepsnys, labas kepsny. Pažiūrėkime. Nežiūrėkime, gal iš tikrųjų nežiūrėkime. Civilizacija. Ką tai gali reikšti? Jokubėlių nuosavybė. Tuščia. Įdomu. Pažiūrėkime, ką jie čia turi. Oho, kiek daug blokų. Oho, kiek daug blokų. Dalykų. Žodžiu. Tai gerai, pirmas dalykas, ką aš įžengsiu, tai įžengsiu į nederį. Tai aš noriu pirmą apsižvalgyti, ko čia gero yra nederyje pas jūs. Aha, supratau. Čia yra daug piglinų, kiauliukų, visko, aš kiek matau čia yra. Gerai, tai pirmą dalyką, ką padarysiu, tai šiek tiek pasimaininsiu aukso, nes man prireiks kokiam bent helmetui ar kažkam, kad galėčiau nemirti nuo piglinų, nes pamatysite, ką mes darysime šiandieną. Gerai, dabar grįžkime atgal. Ir, turbūt, galbūt Jokubėlis nelabai supyks, Jokufenas, kad aš iš jo paimsiu šiek tiek. 3 deimantukus, kaip. Vat ir pirmas mano achievementas deimantukų. Ir pasigaminsiu aš iš tikrųjų pikeksiuką.
ir paimsiu auksą iš tikrųjų ir atleiskite, bet aš paimsiu Blaze Rodus. Nes aš žinau, ką Jokūbėlis rezga. Jis nori nužudyti Ender drakoną. Ir žinot, ką mes šiandien pabandysim daryti? Pabandysime mes Ender drakoną nužudyti pirmiau negu Jokūbėlis. Tai va, jis yra labai suktas ir jis bando mane apgauti. Aplenkti, atsiprašau, ne taip pasakiau iš tikrųjų čia. Gerai, pirmą dalyką padarysiu, susikraftinsiu šalmuką, nes iš karto dabar nueisiu į Netherį ir pabandysiu iš tikrųjų, pabandysiu patreidinti šiek tiek su piglinokais. Pažiūrėsime, gal gausiu Ender Perlo, bet jeigu negausiu nieko tokio, galėsime dar su portalu nueiti į kitas vietas ir gal taip gauti. Gerai, matau vieną piglinoką. Tai man realiai vieno ir te reikia. Ateik. Piglinuk, ateik. Tukšt, imk. Ko šia blemba toksai? Gaidi, mirk. Gerai, imk. Nebijok. Labiau aš jaučiu bijau, negu jis. Eik tu nafik. O, Ironą išmetė, gerai. Iš tikrųjų neblogai. Gerai, reikia dabar atsargiai, gal žvalgytis, gal netyčia, manęs dar kažkas neužpuls. Blackstone nelabai man jo reikia. Oda, na irgi nereikia. Obsidianą vieną, nu, jis man tikrai nepravers. Dar vieną obsidianą. Na jau. Per tą laiką pasigaminsiu dar truputėlį goldingotų iš tų nagetų, kur gavau, kai išmaininau. Gavau 4 Ender Perlus. Labai gerai. Aišku, reikės daugiau, bet jau 4 gera pradžia. Gerai, viską pratreidinam. Paimsiu, kas čia dar liko. Ir aš realiai neždinsiuos iš čia. Gerai. Aš grįžau čia pat. Ir paimsiu dar šiek tiek dalykų iš šio kufeno, nes, jam neprireiks. Ir ką dabar aš padarysiu, tai grįšiu namo. Su šito arkliu, nes kodėlgi ne? Gerai, tik tai dabar namo bus grįžti šiek tiek sudėtingiau, nes aš tiksliai nepamenu, kaip reikia grįžti, bet turbūt atrasiu kelią namo. Radau kažkokį keliuką netgi. Vadinasi, jau kažkas ėjo, tai čia kažkur ir namai yra turbūt. Jo, matau kaimą, tai puiku, labai gerai. Ir kol kas kepsnytą padėsiu čia, jeigu tu peršoks. Jo, peršokai, labai gerai. Ir dabar man reikėtų padėti šitą Netherio portalą, nes reikia pas mus įrengti, bus patogiau man. Ir jo, atsiprašau, padėsiu čia, nes kodėlgi ne. Gerai, tiks ir gerai, daiktų, kurių dabar nereikia, padėsiu atgal į savo chestą, nes jeigu netyčia mirčiau, kad bent kažką turėčiau. Tai gerai, padėkime visus šitus dalykus čia. Paimsiu šiek tiek irono dėl visako, šitus paimsiu ir realiai turbūt tiek tai reikės, aš spėju. Dar paimsiu strėles. Gerai, galime žengti į Netherį dabar. Ir kur mes būsime, mes esame, labai nesaugioje vietoje iš tikrųjų, tiek pasakysiu. Reikia pažiūrėti koordinates. Camp 6 ir -7,5, gerai. Tai realiai pradėsiu turbūt nuo pačio aukso maininimo, jeigu tik rašiau jo kažkiek, nes dabar tikrai aš nežinau, kaip man bastioną reikėtų rasti. Mirk, kiaulė. Mirk, ji mirs? Mirė. Neįtikėtina, bet man turbūt strėlės pasibaigsi jos bešaudant. Oi, tie maži kiauliukai stiprus pasirodo visai. Bet realiai man su jais nereikia kovoti. Man tiesiog reikia prabėgti pro čia. Labai gerai būtų atrasti, kur yra bastionas koksai. Aišku, ten labai nesaugu būtų, bet gal kažkiek aukso pavyktų gauti. Taigi nereikia kovoti, berniukai. Čia kitas pats portalas. Jau. Gerai, pabandykime eiti į tą pusę tada. O kaip ten reikia? 3 blokus palikti ar 2? Gerai, radau vieną kiauliuką, tai aš jam pabandysiu duoti bent jau tus 2 goldo ingotus. Tegul jis patreidina. Plytų davė, jau. Dar ateik paimk. Čia jau buvo žmogai. Gerai. Reikia praeit, gal jie jau bus radę bastioną. Ne, gestas. Nepataikau. Obsidianą, tu juokauji. Gerai. What? Kaip man su juos susitvarkyti? Va taip. Oi. Neklikau. Gerai. Nušokau, aišku, tai buvo labai nesaugu. Gerai, einam. Lemba. O gal jie į tą kryptį kaip tikėjo? Oi, kaip čia labai nesaugu atrodo.
Ne, jie tikrai į tą kryptį, nes ten portalas. Oi, ar gali būti, kad nuo čia jie peršoka ten? Na, oi, tu savo dar užkibau ant galvos. Va, piglinokas paimk, o tu mirk. Nedavė, gerai. Gerai, čia keliukas, pabandykime eiti jo, atsargiai tas skeletonas gali pašauti. Oi, tikrai, kad pašovė ir dar man kažkas lūžo. O, įsikrito į lavą, labai gerai. Kaip jie čia iš vis apėjo aplinkui, jeigu čia... Ai, atsargiai, au. O, paims šitus kaulus, gal vėliau praversiu. Ei, mirk. Gerai, čia labai ilgas keliukas, pabandykime juo nueiti. O, čia reikia atsargiai jau. Jaiks, gerai. Oi, jo, nenoriu aš netgi pro ten eiti. Ten tų kiaulių. Kiaulė, paimsiu auksą. Nepuola, jeigu aš maninu, jo čia auks. Puola, atgaidys. Bet jo akyse aš gaidys, nes aš vogiu jo auks. Oi, gerai, gerai, gerai. Nepulk. Šitau toj duosiu aukso. Nepulk. Imk. A girdi, čia tavo auksas padėtas. O kurmi dar du netgi jie. Nu, tipo, nelabai malonu. Nu, tas tai ilgai žiūri į tą auksą. Nebepykstat? Maladec. O, gerai. Bastionas, puiku. Aišku, nėra labai gerai. Aš gal pirmą paimsiu šitą auksą, kad gaučiau bent iron ingotų, kad pabėgčiau vėliau nuo tų kiaulių, jeigu mane užspultų netyčia. Ir atsargiai eisime į vidų. O, auksas, labai gerai. O, kurmi, jie visi sukriukė. Labai išgazdino. Jie žino, kad aš čia. Eik, tu naf. Pala, kaip reikia sukraftinti tą... Respawn Anchor Crafting Recipe. Čia iš jų crying obsidiano, man trūksta vieno crying obsidiano, tai aš nesidarysiu. Eik tu savo. Gerai, kaip man rasti aukso čia? Eik tu savo, ar čia fortressas? Pavadinimą? Palauk. Jis atrodo pralūtintas, nes kodėl čia būtų tiesiog vienas gold armorus? Turbūt yra šansų, kad čia jau draugužiai buvo. Oi, bėgu, aš gal tiesiog iš čia. Gerai, kaip man čia reikės daryti? Reikia auksą rasti, o jeigu čia auksas pralūtinta, čia tas nederekas netrodo, kad turėtų būti. Gerai, labai iš tikrųjų nefainiai. Nežinau, ar čia viršui dar būna kažko. Būna. Eik tu nafik. Nežinau, ką daryti. O tus keivus čia irgi labai baisu. Gerai, matau, čia yra aukso, tai pabandysiu paimti, bet gal aš kažkaip apsistatyti galiu? Kad, nu, jeigu kažkas ten yra, kad manęs iškart neužpultų. Eik tu čia normaliai. Eik tu, kiek čia aukso, pala. Okei, labai nesitikėjau. Kiek aukso. Gerai. Crafting table iškart jėmų. Ką? Pam 5. Okei. Netgi su tiek, aš manau, jau galėčiau gauti pakankamai. Ir va čia dar buvo, va. Pabandysiu šmainint. Aš girdžiu kiaulės. Aš taip nenoriu, kad jos pas mane ateiti. Eik tu, jo, čia dar kiek aukso. Eik tu savo. Labai gerai. Gerai. Dabar atsargiai su tavim kiauliam, nes niekad negali žinoti. Girdžiu ten kitas kelias, aš pas jas jau realiai galėčiau eiti kažkaip, bet aš jas čia kažkur girdžiu. Gerai, ramu. Ką jie man sulaužė? Kelnes gal? Gerai, užstatom. Imkit. Oi, aš paėmiau netyčia. Imkit. O čia dar yra auksų, bet pala, aš gal pirmą apsistatysiu. Gerai. Reikia inventorių prasivalyti. Arba padėsiu čestą, nes, nu bent neprarašiu itemų, jeigu vėliau reikėtų man atgal jų. Ir galim šitus padėti. Imkit. Gerai, pabandysiu paimti čia tą auksą, bet čia vienas tai yra, ne? Tai jo, skemas. O, kiek aš girdžiu kiaulių aplinkui. Eik tu nafik, čia dar vienas. Saugu, kad jis su jais. Kiek jų čia yra? Gal nebūtų taip blogai, jeigu aš juos įleičiau. Ateikit. Ten, eik ten. Ten dar tau yra. Kol kas nematau enderperlų prie čia. Labai daug knygų duoda, bet man jos nelabai pravers. Ai, viskas jau pasibaigė. Imki dar goldą. Blemba, nu man reikia tų kelių enderperlų dar. Techniškai dar daug reikia. Come on, hebra. Gerai, aš kiek matau pasibaigė. Gerai, aš jomis nužudau, hebra, sorry. Tas vienas šaudo. Mirk. Aš ten girdžiu tiek daug kiaulių aplinkui, supyko. O čia yra batukai, apsimausiu. Labai gerai, man reikėtų šiaip apsišarvuoti. Kiek ten tų kiaulių supyko. Čia reikia atsargiai būti. Gerai, pasigaminkim ironą ir galės biškį šarvų pasigaminti pagaliau.
ką čia reikia? Kelnes ir čia spleitą, ne? Ir viskas. Va, gerai. Nu gerai, jau čia svarbiausius dalykus pasiėmiau. Dabar reikia vėl iš čia ištrūkti ir atsargiai bandyti dar gauti aukso. Ir pabandom išlysti. Gerai, čia dar aukso yra, bet čia kiaulė yra. Ir man labai baisu, nes tos kiaulės neįtikėtinai stiprios kartais būna. Okei, reikia užsistatyti. Aš spėju, čia bus vėl vienas aukso tiesiog gabalas. Ir man iš to nieko nebus gero. Šapkas, pažiūrėt, ar verta. Galvat, nežinau, paliks kol kas į čia. Reikia dar apžiūrėti. Gerai, pliusas tas, kad aš galiu bent jau va čia sienose iškast auksą. O ne, tos kiaulės vis tiek pyksta, man rodos. Nesvarbu, ką aš iškasu. Ojojo, jie iškart jau pyksta. Skryne, nu blemba. Baisu žiūrėti viduj, jeigu bus kiaulė aplinkui. Nu pažiūrim dabar, va dabar. O, geras šiupelis. O, ten tas vyrukas. Aš nežinau. Ten yra čestas. Man jį reikia nušauti. Jis lavui dega, labai gerai. Tu nafik. Gerai, nušoviau. Tiek reikia atsargiai. Ir vėl apsistatysiu aplinkui šitą čestą. Nes ką gali žinot? Nu, ką gali žinot? Gerai, biški tik tai šitų ir Ancient Debris. Nu, nemanau, kad jis man labai pravers. Nežinau, ką bedaryti. Čia į viršų, jeigu aš ten pakilčiau dar būtų, bet ten labai man baisu kilt. Nežinau, kaip čia bus. Aš geriau gal einu pasimaininti aukso šiaip. Kad žinočiau, kur auksas būna bastionuose, tada nu gal eičiau su saugumu. Nu, bet dabar tai nežinau. Aš tiek girdžiu kiaulių. Šitaip nejauku. Gerai, čia atrodo kaip bastiono viršus. Ir man čia baisu. Okei, aš kažką tikrai prikasiau. Čia jų visa hebra. Ir aš nežinau, ką dėl jų daryti. Jeigu iškasčiau čia kokią skylę, gal jie visi subėgtų? Verta. Eik tu, nu dabar tai neverta. Kai tu čia kiauliau. Nebandysiu kasti. Jie atrodo nepyksta, bet nežinau. Gerai. Užblokavau juos. Čia. Kodėl jie bėga į kampuką? Gerai. Žiūrėkit, hebra. Paimkit mano goldą. Duokit man. Ir perlų duokit. Jeigu neduosit, visi mirsit, žinokit. Nu, žinokit, vienaip ar kitaip visi mirsit. Taip, nelabai svarbu, ką būtume darę. Gerai. Atsargiai, už tą dervinai atsargiai. Kas čia toksai? Čia piglinas. Gerai, kad užsiblokavau. Oi, tu nafig, galvau, gal užlips čia. Oi, blembu, čia reikėtų atsargiai irgi. Knyga kažkokia. O, paušina, reikėtų paimti šitą. Vietos bišk nėra, bet... Gerai. Dabar čia kažkaip turėtų pavykti. O, gerai, bet čia vis tiek reikia būti atsargiai. Gali būti tasai... Ką aš sakiau? Šitas tai jau py. Oi, šitas tai jau py. Bet gal pavyks taip jį sušaudyti. Bliau, man baisu, kai jis pašoka. Okei. Eik tu nafik, gerai, nebekasdi. Kokie čia batukai? Geresni? O, geresni negu mano. Gerai, o, čestai. Realiai gal neblogas lūtas, bet nežinau. Morku. Gal kitam biški geriau? Nežinau, nelabai. Reikėjo irono. Ui, goldą, bet nelabai jo yra. Jau tempted realiai tiesiog varyti čia. Nu dar nulipsiu žemyn, gal tą vieną aukso gabalą iškasiu. Ir galėsiu varyti. Jeigu negausiu to ender perlų, tai tiesiog realiai bandysiu tais keliais nueiti. Gal užteks jų. Oi. Kiaulė. Nu gerai, čia tas aukso gabalas paimsiu. 22 goldą. Nu nežinau. Bandysim. Bet čia labai mažai. O, čia tas ir... Nu, paimsiu crossbow naują. Bet reikia paimti tą strėlę. O, auksinis obaliuks. Ir naujas šalms. Reikia paimti. Gerai. Gerai, radau dar kiaulių. Dar vieną gold bloką. Gerai. Paimkim goldo, šiek tiek daugiau turėsim, bet čia vėl reikia būti Oh my goodness. Kaip man jį atsargiai nužudyti? Ne, pašau vieną kiauliuką. O, čia dar auksą, bet čia vienas bus vėl. Blemba, nesimaišykit, nu. Aišku dar, pašauk mane. Jis nebenorės treidinti su manim dėl to. Nu, pabandysiu numest, gal paims. Paėmė. O, gerai, mirė. Išmesk man ender perlų, brolužį. O man čia saugu, kad žinau šokti. Jo, čia daugiau nieko nėra.
Gerai, man reikėtų tave įkalinti. Eik ten. Žemyn. Žemyn. Teik čia. Vaidy. O, gerai. Gerai. Look at this. Ten ender perlai. Jo. 3. Gerai. Geriau nei nieko. Bet 7 tikrai nebūna tiek daug akių užpildyta tame. Tai nežinau, ar man užteks. Oi, sorry, seniai. Ar jis man dar išmė? Ai, ne, šitie patys. Vai, man reikia dar, dar 3 realiai užtektų galbūt. Aišku, būtų gamblas vis tiek, bet vis tiek, užtektų. Ir man čia jau baigęs auksas. Jo, paskutinį paėmė ir, aišku, čia nereikia daug tikėtis. Ir jo, gerai, mirk. Ir man užteks turbūt su to auksu čia knistis. Paimsiu jau ką gavau. Realiai net nebūtina buvo išgrauto često pala. Dėsiu atgal. Itemų daug. Gerai, pasidėkim čia portalą, nes turiu pakankamai obsidieno, kad tam išleist. Jos neatsirasiu po žemė tik tais. Ir uždegam ir okei. Gerai, užteks. Paliksiu šitus itemus, gal vėliau paimsiu, grįžtam atgal. Namo. Grąžinkit mane. O, prašau, ne po žemę. Prašau. Kur aš esu? Alio? Ir aš po žemę. Kietai. Kažkaip lėtai generuoja. Ant kiek aš giliai? Biškai giliai iš tikrųjų. Zombis. Endermenas. Gerai. Gal mano sėkmingoji diena. Pabandom. Nelabai sėkminga. Gali ir neįsteleportuoti Narniją. Sėkminga. Išmeta. Gerai. Neblogai. Problema, neturiu laiko ironą mainint, bet išmaininsiu. Bet neturiu vietos. Gerai. Neimsiu tada tą ironą. Gerai, kylam. Palauk, aš 3000 blokų nuo namų. Aš nepagalvojau. Gerai, grįžtu atgal namo. Palauk. O, ne. Pamesiu, kur portalas. Jo, čia geresnė idėja tiesiog grįžti. Namo. Per sienas persimainint ir bus gerai. Gerai, aš dabar čia pat iš kur išlindau. Atrasiu kelią namo. Reikia kažkur 7 ir minus 5 maždaug. O, gerai. Priejau bent tą tiltą. Čia kažkur ir turi būti tie portalai. Kažkur 7 labiau tik tai X koordinatas. Bet čia pat turėtų būti. Čia blemba, reikia atsargiai. Ervinai. Atsargiai. Jo, čia jau kažkur prieš tai. Gerai. Čia jau kažkur ir turi būti. Labai arti turi būti. Minus kem Z turėtų būti, man rodos, labiau. O! Bet šitas Jokufeno portalas. O mano portalas ten kažkur reikia prabėgti. Jop, gerai. Jo, čia tikrai daug greičiau buvo, negu man tiesiog 3000 blokų keliau. Oi, tu nafik, tu atsargiai striderį. Štangaus nukrito. Ai, gerai. Namai. Naktys. Gerai. Einam išmiegoti iš karto. Monstrai juokauja. Kviečiu šitam keivį išmanintam kažkokiam. Akurat. Teik čia. Gerai. Ir einam gulti. Gerai, štai 4 ender perlai, kur prieš tai buvo. Dar reikia apieškoti čestus. Gal pas kažką yra. Bent vienas kitas. Nėra. Tikrai nėra. Kas čia? Ai, čia šitą dariu. Čia nėra irgi taikara. Čia nebus, iš kiek suprantu. Gerai. Jaučiu tiek aš pasiemu, tada pasiemu 6 be leizurodus. Gerai, pasimsiu dar vieną. Ir suskraftinam tus kelis vendor ir galim bandyti atrasti portalą. Reikia lovų pasimti dėl kelių dalykų. Gal jeigu pavyks šiandien patekti nederį, tai gal susprogdinsim, o jeigu nepavyks, tada galėsiu bent spam pointą ten pasidaryti. Gerai. Einam į kažkokią atvirą erdvę dabar. Pabandom nuo šito bloko ir į ten tą pusę. Ok, galbūt reikės plaukti. Aišku, visada yra šansas, kad Jokufenas jau yra šiek tiek užpildęs portalą, nes gal jis jau atrado, bet čia geras irgi klausimas. O, raideriai. Aš jų gal nežudysiu. Prabėgsiu pro jos. Gali būti, kad teks plaukti. O, srėdus. Reikia iškart žiūrėti, kad vandenyne būtų netyčia tas portalas. Vandenį lyg ir nėra, tai gerai. Gerai, meskim dar pažiūrim, ar tiek toli. Jo, bus labai toli. Gerai, ištropino. O, manšaftas.
O, bet čia keivo sistema gali būti, kad čia galbūt yra. O, auksų yra, užtat paimsiu. Jeigu kas, grįšime į nederį ir turėsim auksų iš karto pradžiai. Šiaip jo, šitose manšaftuose būna daug auksų iš tikrųjų, kurie būna terakotoje. O ir vorų spawneris yra. Tai aš gal neapsisunkinsiu savo gyvenimo, eisiu toliau. Gerai, žiūrim. Vis dar reikia eiti. Prašau, nesusprog, prašau, nesusprog. Gerai, nesusprog. Labai toli čia rimtai reikia eiti. Kas ten per biomas? Čia dirtas ir ten prasideda kalnai kažkur. Ir ten dar vienas manšaftas. Gerai, gal neįsiu šitas manšaftas eilinį kartą. Ai, čia gravelio kalnas, oho, įdomi. Akmenė. Ar iš vis gali būti portalas terakotoj? Nes gali būti, kad man pirmą reikia perėti visą terakotą ir tik tai tada nebent mesti akį. Gerai, meskim čia akį. Vis dar reikia įtiesi. Gerai, nesprog. Ačiū. Tik aš jau nuėjau. 1000 blokų minimum nuėjau. Bet dar pagal Pitagoro teoremą tai aš daugiau nuėjau. O, aukas. Gali būti, kad išeinam pagaliau iš šitų terakotų ir gal čia bus kažkur portalas. Kodėl taip šlykščiai atrodo, taip tamsiai? Reikia pabandyti mesti. O, ten reikia. Okei. Eik, tu susprogo. Nepaprašiau, kad nesusprogti, dėl to ir susprogo. Blemba, bet tai pasikeitė kryptis, okei. Tai kur gali būti dabar? Dar praeikim čia. Bandau čia mesti. O, čia pat ir yra kažkur. Okei, gerai. Vadinasi, gerai. Galim kažkur čia kastis tada. Gerai, tai jau čia ir kasės kažkur. Gal reikia labiau, gal dirtę kastis. Čia vis tiek, taip pat terakot. Tik atsargiai reikia pasiruošti kibirainį, jeigu kas. Kaunas prasidėjo, gerai. Gali būti, kad labai giliai reikės kasti. Taip. O, goldas. Labai gerai, paimsiu. Ta gali praversti. O, ne, okei. Čia yra keivas. Gerai, pasižymiu. Paimsiu dar aukso. A ne, čia manšaftas netgi. Tai va dėl ko čia tiek aukso. Gali čia ir būt, bet ką žinau. Bandysiu giliau kastis. Jeigu nerasiu, tada pakilsiu čia ir paieškosiu. Lemba, kad to aukso gaunu. Neblogai. 2-2, nėra tiek daug iš tikrųjų. O atrodo tiek daug radau. Gerai, kasamės. Spiderį girdžiu, blogai. Okei. Ne. Ačiū, ne. Tiesiog varų spawneris. O, gerai. Esam. Gerai, dabar reikia tiesiog portalą atrasti. Gal nebus taip sunku? Gerai, čia nėra. Lemba, nenoriu čia taip užsilabirintuoti. Jo, tiksliai dar čia gal būna. O, būna taip, gerai, paimsiu. Maros, kai viršai nelabai ko randi, bet, pabandykim užkilti. Aukso matau, paimsiu. O čestas. Batukai, gerai. O, biblioteka. Pažiūrim. Čia reikėtų tas knygas surinkti, irgi būtų neblogai. Bet gal vėliau. Va ten, šitai yra čestas, pažiūrim. Kompasas. Sharpness 3. Neblogas. Ir smithing template. Paimk. Žemyn eit. Va, į žemyn, kai eini, tai gerai, nes dažniau būna taip, kad eini žemiau ir tada portalas būna. Ar žemiau eina eit? Ai, neina. Gerai, čia pačioj pasirodo nieko nėra, tai aš realiai uždengsiu, kad vėliau nenuklyšiu čia dar kartą. Silverfishą girdėjau. Lemba, tas creeperis. Aš Silverfishą girdėjau, užtad kažkur čia. Jo, aš mačiau portalą. Gerai, dabar bus Grand Revealas. Ar šitas portalas turi pakankamai akių ir čia parodys, ar mes tęsime šį epizodą, ar ne. Mirkit. Eik tu nafik. Iš kur jų tiek? Mirkit. Eik tu nafik. Negaliu. Negaliu. Kaip man su jais susitvarkyt? What the hell? Blogiausias mobas. Net negaliu iki portalo nueiti. Ne. Gerai. Ramiai, Ervinai. Ramiai. Gerai. Va, lopai. Lemba. Stiek užlipo kažkaip. Gerai. Jų dar atsiranda. Jie tokie gaidžiai. Jų vis daugiau atsiranda. Jo, aš girdžiu, kaip jų daugiau atsiranda. Eik tu nafik. Kas sugalvoja šitą mobą pridėti Minecraft? Ne, jų neina atsikratyti. Jų vis daugiau. Aš numirsiu nuo jų. Dar geriau bus. Ką man daryti? Patekti galiu? Gal variantas. Gal taip jie neatsiranda? Gerai. Prabėgam. Didengiu. Ir,
Tai ką, Hebra, pabaigsim šitą epizodą šiandien čia, tai dėkui labai, kad žiūrėjote. Turbūt susitiksim kitame epizode, kai turėsime dar 2 akis. Pabandysime per kitą epizodą gauti kitas, 3 iš tikrųjų akis. Tai dėkui, kad žiūrėjote ir kitam epizode pamatysite, kaip galbūt žudame drakoną. Tai iki greito, žmonės, iki greito.